labai sunku, reikia taurėjai visus varžovus gerbti. Banga tikrai buvo pasiruošus, šauniai kovojo, šauniai žaidė, bet mes tiesiog gal trūko tos sėkmės, trūko užbaigimo tų momentų. Ne viską padarėm, ką galėjom geriausiai, bet svarbiausia didžiuojas komanda, kuri žaidė iki galo, ėjo mušė pendelius ir nugalėjom charakteris šaunuolį. Kiekviena pergalė, kad čia kažkas gali sakyti, ar čia ko džiaugiamės ar ką, bet pergalė yra pergalė, Banga labai gera komanda ir aš manau, parodėm charakterį vis tiek. Nugalėtojų niekas neteis. Iš tikrųjų, neplanavom ir nesitikėjom pratęsimo ir baudinių. Tikėjomės viską išspręs per 90 minučių, bet gavosi viskas atvirkščiai ir šiandien reikia pasidžiaugti, kad sugebėjom išeiti į tą kitą etapą. Baudiniai, ar tai yra paties stiprioji pusė? Na kaip stiprioji pusė? Mano nuomonė, tai daug psichologija lemia šitose serijose ir tie gal kažkiek dar sėkmės ir viskas iš to susideda, ar stipriuoja ar nestipriuoja, aš taip neįvertinsiu. Sako, kad baudiniai yra loterija, bet atrodo Žalgiriui tai nėra loterija, tai yra tiesiog šansas laimėti. Ir 12 metais finale laimėjote, taurės finale baudinius, 13 metais Kaune prieš Šiaulius irgi baudinių serija laimėta. Vis tiek, aš manau, tą loteriją vis tiek reikia ruoštis. Tu mušį, vartininkas ruošiasi visada, žiūri, analizuoja žaidėjus, tai aš manau, čia ne loterija, o tiesiog sunkus darbas. Pačiam tas smūgis buvo atidirbtas, jokių nebuvo abejonių prieš smūgiuojant. Biškį abejonių buvo prieš pasirenkant, nes man biškį kirkšnį buvo, skausmus jaučiau, tai biškį suabejojau, bet po to treneris paklausė ir pasakiau, kad galiu. Tai po to buvau pasiryžęs pilnai, bet pradžiai taip abejojau biškį. Pergalė laimėta baudinių serija vis tiek tikriausiai lieka pergalė ir... Be abejo, reikia žiūrėti į priekį, iš tikrųjų, galima sakyti taip, net gaila, kad ėjom iki tų baudinių, patys prisižaidėm ir pasirinkom sunkesnį kelią ir gerai, kad viską pavyko padaryti ir padaryti gerai ir žiūrim į priekį ir važiuojam toliau.